Pasaulio istorijoje įvyko daug pirkimo pardavimo sandorių. Daugelis iš jų įėjo į istoriją ir ne kartą buvo aptarinėjami, analizuojami. Tačiau turbūt žinomiausias visų laikų sandoris, kuris ypač gerai žinomas krikščioniškame pasaulyje, beveik prieš 2000 metų įvyko tarp Judo Iskarijoto ir Jeruzalės šventikų. Tuomet, kaip teigia Biblija, Judas už 30 sidabrinių išdavė Jėzų. Išduodamas į save prakeikė ilgiems tūkstantmečiams, o jo vardo reikšmė tapo neigiamu žargonu, apibūdinti parsidavėlį, veidmainį žmogų. Šiuolaikiniam žmogui pakankamai sunku įvertinti šių pinigų vertę šiuolaikiniais laikais. Ir ką galima buvo nusipirkti už šiuos pinigus. Ir ar tikrai jų vertė buvo tokia didelė. Tačiau šiame video mes pabandysim skaičiuoti ir pateikti keletą pavyzdžių. Visų pirma, ši istorija prasidėjo kiek daugiau nei prieš 2000 metų ir aprašyta Evangelijoje pagal Matą. Jame pasakome, kad prieš paskutinę vakarienę vienas Jėzaus apaštalų, Judas Iskarijotas, pasiūlė išduoti Jėzų. Tuomet vienas iš 12 vardu Judas Iskarijotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: "Ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums?" Tie pasiūlė 30 sidabrinių. Ir nuo to momento jis ieškojo progos išduoti Jėzų, skelbia Biblijos tekstas. Kokios iš tiesų minimos sidabrinės monetos minėtos Biblijoje buvo tais laikais, sunku nustatyti. Romėnų valdomoje Jeruzalėje 33 metais po Kristaus cirkuliavo kelių rūšių monetos, o ir Biblija mums nepatikslina. Galimas variantas tai buvo graikijos tetradrachmai, arba kas labiau tikėtina, kad tai buvo Tyro šekeliai. Šias monetas, kaldinamas Izraelyje šventikai su Romų leidimu, įprastai ėmė kaip mokestį už Jeruzalės šventyklos priežiūrą. Tad ir Biblijoje minimi kunigai tikėtina turėjo būtent jų. Viena tetradrachma buvo lygiai 4 Romos dinarams. Tad Judas rankose laikė 120 Romos dinarų. Tarkim, atlygis už darbą darbuotojo dirbančiam vynuogyne, kurį minėjo ir Jėzus, sudarė 1 dinaras per dieną. Tad jei Judas būtų sugalvojęs versis vynuogyno auginimu, jis galėjo pasamdyti tokį darbuotoją net 4 mėnesiams. Tad 120 drachmų arba maždaug 4 mėnesius įgudusio darbuotojo atlyginimas. Jei lygintume su Lietuvos vidutiniu atlyginimu, galėtume sakyti, kad Judo gauti sidabriniai buvo verti maždaug 4000 eurų. Kas liečia kainas ir paslaugas turguje, tai galima buvo dažniausiai skaityti cistercijų. Tai yra 1 dinaras buvo lygus 4 cistercijų. Tada už išdavystę jis buvo gavęs 480 cistercijų. Už tokią pinigų sumą Judas galėjo neblogai prasimaitinti. Tarkim, 1 litras pigiausio vyno kainavo 1 cisterciją. Už šią monetą taip pat buvo galima nusipirkti 4 kg duonos arba 4 lėkštės sriubos. Tad nesitaškant per daug pinigais, Judas galėjo už šią sumą prasimaitinti apie metus. Kalbant apie rūbus, tai norintis galėjo neblogai ir apsirengti. Romos imperijos sostinė už pačios prasčiausios kaivės tuniką reikėjo mokėti 15 cistercijų. 88 cistercijos kainavo Romos imperijos kareiviški sandalai Kaligos. Tačiau šiltas apsiaustas jau kainavo 60 dinarų. Bet tokios kainos buvo Romos imperijos sostinė. Žinoma, provincijoje kainos buvo ženkliai mažesnės, gal net per pusę. Romos imperijos kareivis uždirbdavo maždaug 225 dinarus per metus. Tai reiškia, kad 30 dinarų atitinka maždaug 1,5 mėnesio kareivio atlyginimą. Tačiau norint įsigyti šiek tiek tuo laikmečiu prabangesnių prekių, šio Judo Iskarijoto pinigų būtų neužtekę. Tarkim, norint įsigyti mulą, jam būtų reikėję nemažai pasidėrėti, nes jo rinkos kaina buvo apie 500 cistercijų. Ką jau kalbėti apie vergus, kurių kainos prasidėdavo nuo 1000. Aišku, kokiam senam, šlubam vergui pinigų būtų užtekę. Tačiau teisybės dėlei reikėtų paminėti, kad Judas po atgailavimo vis dėlto nusprendė grąžinti pinigus. Kunigai paėmė sidabrinius, bet nenorėjo jų įdėti į iždą, nes tai buvo mokestis už kraują. Vietoj to iš pradžios nusipirko žemės plotą, kuriame buvo laidojami svetimšaliai. Lyginti kainas, nežinant žemės ploto dydžio, sudėtinga, tačiau tai labai tikėtina, kad ir dabar analogiško dydžio žemės plotas kainuotų bent kelis tūkstančius eurų. Patys 30 sidabrinių Biblijoje greičiausiai užima tik simbolinę reikšmę. Ji minima tik vienoje Evangelijoje pagal Matą. Ir ši suma buvo įrašyta, o gal ir sugalvota daug vėliau. Nes ši Evangelija, manoma, buvo parašyta 60-80 metais mūsų eros. Evangelijoje pagal Matą minimi 30 sidabrinių, Biblijos kontekste autoriai atrodo įžeidžianti 30 sidabrinių sumą. Tad pagal Bibliją Matui 30 sidabrinių iš esmės simbolizavo paniekos ir netikėjimo Dievu kainą.